O sunku suprojektuoti nuo nulio rankinuką? Žinok, sunku. Čia buvo toksai dėklas planšetė Italijai gamintas, čia baikerių apdovanojimams. Mes esame odos gaminių gamintojai, tai padedam žmonėms rinkti gražų daiktą, dovanai, ilgaamžišką daiktą. Pagaminame klientui to, ko jam reikia. Kuriame tą dizainą pasiūlymą būtent jo gaminiui. Mano komandai dirba tikrai profesionalai, kurie turi patirties 20 virš metų ir kartais netgi odininkas, jeigu labai kokybiškai padarytas gaminys, tai jisai netgi, ieško tų visokių prieimų patikrinti, ar čia yra oda. Ateina žmogus ir norintis būtent savo kažko. Mes galim padaryti tą, kaip jam reikia, pritaikyti prie jo gaminio, kaip ir sakiau tam parke, ar tarkim, pritaikyti būtent prie jo rašiklio. Jeigu reikia kažkokio meniu dėklo ir panašiai, pritaikyti būtent prie tavo atspausdintų lapų formato, ne kišenėlės ir panašiai. Taip, ir esame mes gamintojai. Dažnai užsakymai yra, tarkim, raktų pakabukai su kliento logotipu. Yra kažkokių procesų, kurių nedaro? Kuo mes akcentuojamės, tai viešbučiai restoranai, nes jau mes kažkaip įgūdę, daug tų gaminių, bet aš akcentuoju visą laiką, kad tavo yra kitoks, tavo yra vis tiek išskirtinis. Tarkim, istorija tokia, skambučio sulaukėm iš FNTT, tai pirmas toksai, buvo. Nejuokingai prasideda. Tokia pauzė, kai prisistato, Tai čia autorinius savo gaminius leisi? Taip. Kam kokią problemą sprendė? Padedam žmonėms rinkti gražų daiktą, dovanai, ilgaamžišką daiktą, kurio galėtų džiaugtis, funkcionalų gaminį. Taip pat savo interjerą papuošti odos gaminiais ir odos pakaitalu. Tai pavyzdžiui, gali būti kaip viešbučiai restoranai, kuriems gaminame meniu, kuriems gaminame dėklom sąskaitom ir kitas interjero detalės pagal užsakymą. Tai antras segmentas yra kanceliarinės prekės, dėklai rašikliam, pavyzdžiui, kaip Parker, kuris dovanoja, kai žmogui dovanoja tą dėklą, tušinukas su gražiame odinėme dėkle. Nes originaliai tokių dėklų nėra, tai jūs pagaminat? Taip, nes mes esame odos gaminių gamintojai, tai mes pagaminame klientui to, ko jam reikia, būtent pagal jo reikiamą dizainą, aptariame, apšnekame, jeigu reikia, sukuriame tą dizainą pasiūlymą būtent jo gaminiui, kad jis atspindėtų tą klientą ir galėtų pasidovanoti, tarkim, kaip ir Škoda. Dovanojas parduoda savo automobilius ir tuo pačiu dovanoja dėklą vairuotojo dokumentams, kurį mes gaminame. O jie renkasi natūralios odos ar dirbtinės? Būtent jie renkasi dirbtinės odos. Bet esame gaminam didelį projektą su Lexusu. Esame turėję, tai pusę metų iš tikrųjų trūkęs projektas, labai daug galanterinių krepšių kelioninių. Iš tikrai, kur viskas buvo natūralios odos, viduje aukščiausios kokybės barchatas, tai jie rinkosi ir dokumentų, tų vairuotojų dokumentų dėklą iš natūralios odos. O ką, pavyzdžiui, aš kaip suprantu, ir verslo dovanas į tą kategoriją pačios asortimento produktų įeina. Ką gaminat, pavyzdžiui, verslo dovanom? Dažnai užsakymai yra, tarkim, raktų pakabukai su kliento logotipu. Tai kaip ir tokia dovana klientui, tokia simbolinė. Priminanti, kur jau raktus, jeigu užsikabins, tai dažnai prisimins. Ir tiesiog ir matys visą laiką, to kliento logotipą. Tai yra dėklai kreditiniam kortelėm yra gaminami. Yra, tarkim, dėžutės, nes gaminame dėžutės medaliams. Tai yra buvę, kai įmonė apdovanojimo tokia, kaip stiklinis gražus rutulys, tarkim, su tos įmonės irgi logotipu viduje ir jau odiniai dėžutėje įpakuotas. Čia kaip ir peršantis, žiedą kaip ir įteiki viskas gerai, bet jeigu nėra dėkliuko kažkaip ne taip, ne? Taip, nes visą laiką labai smagu išpakuoti, ir pasižiūrėti, kas ten viduje, ir kai tas įpakavimas yra gražus, tai man atrodo dar prideda tos prabangos ir stiliaus. O yra skirtumo, pavyzdžiui, renkantis natūralią odą ir dirbtinę, nes tas PU, kaip ten vadinasi? Vegan oda, PU oda, taip. Tai iš tikrųjų viešbučiai restoranai dažniausiai renkasi PU tą, bet, žinok, yra labai gražių tų odų ir kartais netgi odininkas, jeigu labai kokybiškai padarytas gaminys, tai jisai netgi, ieško tų visokių prieimų patikrinti, ar čia yra oda. Nes pjūvio vietą reikia pamatyti, jinai išduoda, ne? Taip, nes yra tikrai labai gražių tokių apipavydalinimų tos odos, tos dirbtinės odos. Tai tikrai jie renkasi, viskas yra gerai, bet
natūrali oda jinai vis tiek suteikia to ilgaamžiškumą ir nešiojant ją, liečiant ją, jinai dar įsilieja to mūsų natūralaus, kaip sakant, dažo, žinai, to riebalo ir gaunasi jinai dar gražesnė. Ir labai smagu tikrai, kai mano tarpe, draugų tarpe, tarkim, ar klientai, kurie grįžta ir jie rodo gaminį, kuris prieš 10 metų yra pagamintas. Ir žinok, man asmeniškai yra gražiau, net aš kartai žiūriu, net pas tėtis turi mūsų kuprinę, aš žiūriu ir sakau, wow, kaip gražu, man dar gražesnis, kai su amžium, kažkokio dar žavesio įgyja. Taip, tikrai taip. O ką įdomaus yra tekę daryti arba neįprasto, nes čia gal kiek laiko apskritai dirbat? Tokia kaip Vika įmonė yra įsikūrusi 5 metus, tačiau mano komandai dirba tikrai profesionalai, kurie turi patirties 20 virš metų ir aš tikrai jais žaviuosi. Jie sėmėsi patirties iš Vokietijos ir Italijos partnerių mūsų, su kuriais mes dažniausiai ir dirbam, dabar su Italija mažiau, tačiau Vokietijos rinkai daugiau esame įsitvirtinę. Žinok, tai tą klausimą, ką esame įdomaus gal gaminę, tai žinok, mes tiek esame daug įvairių dalykų gaminę, kad net sunku atsakyti, žinai, net jau niekas nebestebina, žinai. Tarkim, dėklai yra gal kirvių apsaugai, kai yra Vokietijos įmonė, kuri turi pasiemus, tai Vokietijos viena kirvio neatsinešiau, bet jie gamina kirvius ir mes jiems gaminame kirvio apsaugas. Jų kirvukams tai yra toks bendradarbiavimas. O čia pardavimui yra daugiau tas, ar čia dėl saugumo? Čia dėl saugumo. Dėl saugumo gražu, jie tiesiog apsaugėlę panaudoja kirvį ir atgal įsideda. Esame gaminę, pavyzdžiui, Meriotui tokį dėklą, čia irgi iš dirbtinės odos, kur nusiskanavus, tu gali matyti meniu ar kambario visas pasiūlymus. Vietoj to, kad kažką padėti ant stalo, kur gali nusimesti, jisai toks vėlgi ir dėmesį atkrauna. Nes ne visi nori apsikrauti, tarkim, tikrai, nes kai kur išeina labai iš tų meniu, tų odos gaminių ir nori kažką tokio paprastesnio, ne? Tai, bet esam, pavyzdžiui, su Kempinski labai didelį irgi projektą turėję, tai kur atrodo visokios, net įsivaizduoji, net viešbučiuose yra dėžės sudėtos skalbiniam, taip pat kurias mes gaminame dėžės ir jas yra aptraukiama oda arba dirbtinė oda, irgi kaip kas pasirenka. Tačiau ten būna ir skalbiniam, ir batam, ir seifo dėžutė, kad galėtum savo papuošalus padėti. Ne? Ir man čia buvo, kai mes pradėjom su viešbučių tinklais dirbti, man čia buvo toks kažkoks wow, žinai, kokį taip ir kiek visko yra naujo ir kiek įdomaus. Tai sakau, tai dabar nenustebins, tačiau labai malonu, kai tie tinklai plečiasi ir kai grįžta pas tave. Tai čia turbūt yra pats didžiausias padėka, žinai, ir tas jausmas, kad wow, vertė. Čia iš reklaminės pusės geriausias klientas tas, kuris sugrįžta, kur nereikia leisti pinigų reklamai ir jau naujų pritraukimui. Taip, žinok, bet tačiau mes ir dirbam pagal rekomendacijas. Mes šiai dienai dirbam pagal rekomendacijas ir tik tai startuosiu su savo elektroniniu puslapiu. O tai kas tame elektroninėme puslapyje? Visų pirma, noriu, kad tai būtų kaip vizitinė kortelė, kad apie mane žinotų daugiau, apie mūsų veiklą, ne, kad žinotų daugiau, matytų, ką mes darom, bus kažkokia galerinė tiesiog, gaminiukai galeriniai, kad galėtų pamatyti. Tai čia autorinius savo gaminius leisi? Taip, lik to irgi paleisiu. Leisiu ir tai bus galima nusipirkti ir vieną vienetą mano gaminio pagaminto. Taip, jau nebus masinė tokia gamyba, tarkim, kai ateina reikia 50 vienetų čia ir dabar va tokių, žinai, tai čia jau bus toks, tai jau mūsų indėlis, jau mūsų kūryba, tokia, žinai. Tai gerai, tai, o pavyzdžiui, jūsų koks yra toks kaip ir esminiai privalumai, pranašumai, ar prieš kitus Lietuvoje ar užsienio gamintojus, nes kaip suprantu, jeigu dirbi su italais, su vokiečiais, tai konkuruoji ne tik tai su vietiniais. Aš manau, kad tas įdirbis yra iš tikrųjų daug, kaip sakant, žinai, ateina žmogus ir norintis būtent savo kažko. Tai yra, jis nenori nusipirkti kažkokį gaminį, kuris, imkit tik tai tokį ir ne kitokį. Aš čia galiu uždėti jūsų logotipą. Taip. Mes galim padaryti tą, kaip jam reikia, pritaikyti prie jo gaminio. Kaip ir sakiau, tam parke, tarkim, pritaikyti būtent prie jo rašiklio, ne? Jeigu reikia kažkokio meniu dėklų ir panašiai, pritaikyti būtent prie tavo atspausdintų lapų formato, ne kišenėlės ir panašiai. Taip, ir esame mes gamintojai. Tai man atrodo, va čia yra pranašumas, kai susitaupo žmogui laiko, kai jisai ateina ir jisai žino, jeigu jis nežino tiksliai, ko jis nori, jisai gali išsirinkti iš mūsų gaminių. Mes galim pasitarti, pasikalbėti, ir jisai dar pritaikyti pagal jo matmenis ir panašiai.
Ir taip reikia, dar manau, kad tie mažesni kiekiai, nes ne visi nori tų mažesnių kiekių, o mes esame lankstus, mes norime, kad džiugintų žmogų, tai jeigu reikia ir 10 vienetų, tai taip, mes suteiksime pagalbą. Tai realiai jūs galit padėti ir su to ir išgryniniu pačio produkto, ne tik, kad jie ateina su idėja, bet jūs galit ir padėti. Taip, mes galim padėti. Tačiau jeigu kalbant apie tą tobuliausią turbūt klientą, ko aš norėčiau ir kas yra patogiausi gamybai, tai taip, kai žmogus ateina jau žinantis viziją, tarkim, ten su kažkokia nuotrauka bent jau, ne, ar su kažkokiu projektu, kaip yra nupiešta, nes yra kaip Lietuvos dizaineriai keli, su kuriais irgi dirbam, tai jie jau ateina su tokiu projektu, kaip layoutas, nežinau, kaip jį pavadinti, brėžinukų jo, ir mes jau tada bandom iš to odos pagal tai pasižiūrėti, kaip įmanoma įvykdyti, ne, tą gaminį. O yra kažko, ko negalit, pavyzdžiui, padaryti arba nedarot, kad oda tai yra labai platus spektras, ten nuo gyvūnų pavadėlių iki batų. Taip, bet to, žinok, ir nedarom, labai gerai paminėjai, neaptraukiam baldų, neaptraukiam vairų, gyvūnų pavadėlių nedarom, batų nedarom. Ar mes to negalim padaryti? Ne, aš taip nesakau, mes tai galėtumėm padaryti, tačiau mes specializuojatės. Taip, nesispecializuojam ties to, taip, reikėtų žinių, reikėtų įgūdžių, reikėtų įrangos. Tačiau artimiausiu metu, nemanau, kad mes pradėsim. Tačiau gražią rankinę prie labai gražių batų ar kito aksesuarą. Prašau, kreipkitės, mes galim padėti. Tai gerai, tai dabar nestandartiniai gaminiai išgirdau, o kas yra arčiau to standarto, nes jeigu esat visokiausių gaminiai ir turite tų šablonų, ir pavyzdžiui, ar restoranas, ar viešbutis, ar tie statutiniai, kur reikia pažymėjimus įdėti, tai jūs jau turit išdirbtus produktus ir dėl to jam gal pigiau gaunasi pas jumis ateiti. Kaip esat konkurencinį kovoj iš tos pasiūlymo pusė? Nemanau, kad pigiau ateiti pas mus. Tiesiog pas mus ateina, tarkim, istorija tokia. Skambučio sulaukėm iš FNTT, ne? Nu, tai pirmas toks, tai žinai, buvo. Nejaukingai prasideda. Tokia pauzė, kai prisistato, žinai. Ir toks, tai žinai, aha. O pasirodo, kad čia tiesiog atėjo per rekomendaciją, nes jiems reikia dėklų pareigūnams. Ir jie tiesiog turi ženklus, kurių negali, žinoma, jie ten, žinai, siūsti kažkur į Kiniją ar panašiai gaminti. Jie ateina pas mus pagal su to ženkliukų ir mes jau pagal tą formytę viską jau gražiai padarom, jį įliejam į tą odos gaminį ir tiesiog gaunasi, kad atsidaro, laba diena, ir įsistato ir jau turi. Čia kaip filmus rodote. Taip, tai va toksai, žinai, ir manau, kad ateina, sakau, dėl to, kad mes padarom tai, ko reikia jiems. Nu, vat būtent pritaikom prie jų gaminio, prie jų specifikos. Tai koks yra tavo idealus klientas? Kad sakytum, Dariau, aš norėčiau kokių tokių rekomendacijų? Tai žinok, Dariau, norėčiau rekomendacijų nuo 50 vienetų, kai yra gaminio to paties. Tai yra labai gerai, nes tau nereikia ruoštis, paruošiamasis laikas gamybai, jisai, supranti, suvalgo labai daug resursų. Taip. Tai va tas nuo 50 vienetų ir kai žmogus tikrai žino, ko nori, kai ateina, man reikia, nežinau, ta pati Škoda, ne, vėl grįšiu prie jos, nes automobiliai parsiduoda, ne, ir tu kiekvieną, tu žinai, kad tu jau atidirbai tą modelį ir tu tiesiog kiekvieną užsakymą darai tą patį, ne? Kam keist, kas jau veikia? Taip, ir suranti, ir tai gražiai, tai čia yra tikrai labai idealus, jeigu turėt keletą tokių klientų, tai, atrodo, tu pasileidi gamybą ir viskas tvarkoj. Tai tie patys statutiniai pareigūnai, ne, institucijos valstybinės, kur reikia, nes ten yra tikrai didesni projektai, didesnis kiekis ir tas pačios verslo dovanos, kas dirba su verslo dovanomis, jeigu reikia kažko odinio prie tų dar įdėklų, ar kažkokio dar akcento to paties raktų pakabuk, ar su įmonės logotipu, tai irgi taip. Tai tas kiekis nuo 50 yra tobulas. O dabar dėl pačios odos ir dirbtinės odos kokybės, dėl to tvarumo, ilgamžiškumo, dėl to veganizmo judėjimo, turi kokią savo nuomonę? Žinok, turiu, nes odinis gaminys jisai įsilaiko daug ilgiau. Ir tas tvarumas, žinai, natūraliai oda, pasižiūrėk, susidėvė vis tiek jinai greičiau, turim pripažinti. Baldai tai tikrai. Taip, ir tu jos išmeti, tu jau nerestauruoji, tai man atrodo, tai jeigu tu nusipirkai kokybišką odinį gaminį, tai jisai ir ilgiau tau tarnaus ir atliks savo funkciją ir tu nekeisi jo. Tai tas yra, man atrodo, vis tiek oda. Taip, gal gražu, visa kita, žinai, tačiau, man atrodo, mažiau teršiam
aplinką, kaip sakant, naudodami natūraliai. Ir žinai, dar toks būna, kai natūrali oda vis tiek jinai turi savotiško tokio, savotiškų raukšlelių gal, ne, kas tikrai sukuria grožį. Nu, jeigu ten nėra kažkokio defekto skylės ir ten panašiai, ne, tai tas sukuria grožį. Jeigu, aišku, to nepripažįsti tų raukšlių, tai nori tik tai lygaus paviršių arba tai rinkis jau tą veganišką, tą net odos pakaitalą vadinamą, bet ir natūrali oda turi savo raštų, tai irgi kaip ir ilgamžiškiau kartais laikosi, nu, va, to braižymo atveju. Tai... O kaip, pavyzdžiui, dėl pačių raštų, nes ten yra tekstūros, dirbtinė oda, jinai turi savo jau tų dirbtinai sukūriamo reljefo, kaip čia pavadinti? Nu taip, čia yra vis tiek plastikas ir spaudas, bet ir natūrali oda, žinok, turi reljefo, nes tu dedi tą spaudo būdu, kaip ir galim, kaip sakant, ant odos uždedi tokį dar raštą, kaip ir įspaudą, ne? Tai čia realiai vos ne lekalo klausimas. Nu, taip, panašiai, iš odos gamintų. Mes turim tam tikras odas, su kuriam jau dirbam, mes jas perkamės iš Italijos, jau tikrai daug metų dirbam su tais partneriais, jau atrinktus. Tai dėl to nesat pigiausi, nes vien logistikos kaštai. Logistikos ir vien tik ta oda, žinai, kartais už kvadratinį metrą jinai kainuoja 70 €, tai tu įsivaizduok, jeigu į ten tą dėklą kelioninį krepšį reikia, tikrai kvadrato odos reikia, tai tu jau vien tik odai atiduodi 70 €. Tai dar jau grįžtai, gal kur ten koks nors skylutė. O kaip pavyzdžiui su tais, kur būna defektai, brokas, nes oda, nes vėlgi ten, kaip bebuvo, tai yra gyvūno istorija įrėžta. Gali panaudoti smulkesniems gaminiams, tai dėl to ir yra turbūt tie smulkesni gaminiai, ne, arba, nu, tiesiog utilizuojasi. Tai reiškia, išyga vėl didėja, nes kaip perki turbūt negali ten numatyti. Tikrai ne. Tikrai, žinok, nenumatysi tokių dalykų, nes nežinau, kaip reikėtų tikrinti odą. Nu, jau taip žinai, kad čia yra, nu, tai toks yra dalykas, tai jau tu čia roda, nieko nepadarysi. Tai... O kaip spalvos? Spalvos pasirenkamas, turim katalogą iš tų Italijos gamintojų, yra jos kai kurios palaikomas sandėlyje, bet tokias labiau gal specifinės spalvos, kurias reikia, tai užsakai ir jas pagamina, tiesiog, kad reikia šiek tiek ilgiau palaukti, kartais ten 2 savaitės, žinai, grinai gamybai, nu ir paskui logistika. O jeigu reikia, pavyzdžiui, pagal brandbuką padaryti, ten yra tokios ir ne kitokios spalvos ir ten, kad kuo mažiau to kompromiso, koks yra asortimentas, variacijų, galimybių? Žinok, daug. Ta prasme, mes esame labai, kai esam turėję ir turime užsakovą iš Švedijos, kuris tikrai yra būtent tokios odos ir, tarkim, jis yra pasirinkęs spalvas. Ne? Ir nori, ten yra viena naudojama oda ir dabar kitą jisai norėjo pasirinkti tokiam stalo padėklam, kad jinai būtų standesnė. Tai va čia turėjom iššūkių, nes tikrai prašėm gamintojų, kad jie būtent tą dažą parinktų, siuntam, kad būtent dažytų grinai pagal tos spalvos. Tai, bet žinok, netgi ta pati oda, kitą kartą gali atvažiuoti kitas gavimas ir tau atspalvis šiek tiek skirsis. Nu, nes tai yra vis tiek dažama, žinai, tai tau, tonas kažkiek jeigu sandėly palaikymas, tada. Taip. Nes įsivaizduok, jie įdeda ten į būgną, žinai, jeigu jau taip plečiantis apie gamybą, jie taip įsideda į būgną ir ten, nežinau, ten 100, tarkim, kvadratų odos, ne, kai kurie tik nuo to ir pradės, nes jiems kitaip neapsimoka pasileistus įrangus. Tai va, tai 100 kvadratų, jeigu tu nupirksi, tai tas tavi, tu jau užtikrinsi, kad bus tos pačios spalvos, bet jeigu jie parsiduoda ir paskui kitą 100 dar gamina, tarkim, arba mažiau, tai jau, gali, žinai. Tikimybė paklaidai. Taip, kaip velykiniai margučiai. O kokios yra vertybės? Kuo vadovaujas? Nes vėlgi, kad ir dabartinė įmonė 5 metai, bet aš kaip suprantu, čia šeimos verslas ir ten jau iš kartos į kartą vos ne. O kokios vertybės yra tiek su darbuotojais, tiek su partneriais? Žinok, atvirumas. Visų pirma, turbūt atvirumas, sąžiningumas ir pagarba vieni kitiems. Tai netgi su darbuotojais, ką pabrėžiam, bet kažkaip ateina tie žmonės, žinai, jie lyg savaime prisitraukia ir dabar porą mėnesių dirba 2 naujas merginos, kurios atrodo buvo tam kolektyvas varanti ir jų darbas, tu net, kaip sako, ar reikia turėti, pažinti tą darbą, žinai. Aš jau nesakau, kad nereikia patirties turėti, mes išmokam, nes matydama, kaip šitie žmonės dirba, man atrodo, kad jie dirba daug metų mums. Ir tiesiog matyt, kai tu pats atviras, kai tu sakai, kad jie būtų atviri, ne, kad noriu, kad jie manim pasitikėtų, tai matyt, yra tas grįžtamasis ryšys. Ką duosi, tą ir gausi. O kiek darbuotojų dirba pas jūs? Šiuo metu 13.
O, tai čia jau turite ir apsukų to pačiu. Turime tikrai apsukų. Taip. O yra kažkokių procesų, kurių nedarot, nesinori daryti? Tu žinai, kad... Pavyzdžiui, ateina užklausimas ir sakai, gerai, 50 vienetų, aš suprantu, kad kiekis tau yra kaip ir džiuginantis, bet gal yra kažkokie procesai, kurie yra nepatogus ten, arba reikia automatizavimo, nes kaip suprantu, jūs rankom gaminat. Taip. Supranti, yra, kaip ir minėjau, kas man tas, kuo mes akcentuojamas, tai viešbučiai restoranai, nes jau mes kažkaip įgūdę, tai tie meniu dėklai sąskaitoms, tas pieštukinės, ar kaip per brašyklėms dėklai, tie penaliukai mūsų vadiname, ten dėklai kažkokie įrankiams, mes jau čia kažkaip, mums greičiau pasigamina negu galanterija, tai aš turiu omeny tie kelioniniai krepšiai, kai reikia ten rankinuką kažkokį ten išdirbti, ne? Čia gal rankinukas jūsų gamybos? Žinok, jau atsinešiau, čia buvo toksai dėklas planšetė Italijai gamintas, čia baikerių apdovanojimams, tai va toks irgi vienas iš įdomių projektų buvo. Šitas lengvesnis, nors čia reikėjo prisiūti, aišku, kiekvieną detalytę, kirtimo formą ar panašiai, bet kai būna jau reikia tokį rankinuką. Nugaros efektas, čia iš gal įsidė. Taip, va čia toks, žinai. Bet, kažkaip sakau, bet tie rankinukai tiesiog ilgai susigaišta, žinai, laikas, bet... O sunku suprojektuoti nuo nulio rankinuką? Žinok, sunku, nes visų pirma, tai įsivaizduoju, kad ateina mintis, tu ją išdėlioji tam lape, tada tu sudarai tokį kaip technologinę kortelę, kaip vadinama detalių išmeras kiekvienas. Ta detalytė tai yra kartonas, pamušalai, tarkim, ten visi oda ir panašiai, visas sukirpimas, tada eini tą kiekvieną detalytę kirpi, pasižiūri, žinai, tada, kad viskas gražiai, sklandžiai būtų. Nes supranti, bet, pavyzdžiui, aš galvoju, net tas kokybiškas gaminys, kaip kalbėti, tu vis tiek jį pamatai, pasižiūri, kad tos siūlytės būtų. Jau kartais mano darbuotojai sako, Viktorija, jau tu tai jau atrodo, žinai, kiekvieną argi taip žmogus žiūrės. Bet ir jie, nors jie irgi taip lygiai taip pat žiūri, bet, žinai, mums taip svarbu, žinai, taip skauda nedaug dievų, žinai, ten kažkokias siulienais. Bet tu ir žiūri, kad būtų kampas, žinai, gražus, kad apdažymas, jeigu yra, tai jis ir būtų vientisas, gražus, žinai, dažas. Nors, žinai, dabar kalbu ir galvoju labai sunku, nes mes rankom, viskas rankom, įsivaizduok, tai nėra tokio kažkokio roboto, kuris užlenkia lengvai ir panašiai, o daina vis tiek tempėsi. Taip, kurios apdirbimo, bet tada tempėsi ir kai tu ją rankytėm gražiai užlenkia, tu vis tiek nužiūri, kad nebūtų ten didelių bangų, plius minus, kad va čia vienas kraštas storesnis, ten kitas siauresnis. Tačiau netgi, žinai, gaminant ir 50 ir daugiau vienetų gaminių, tos pačios serijos, aš skaitau, kad kiekvienas gaminys tas yra unikalus. Nes tu į rankytėm, tu antro kampuko gal tokio net nepadarysi, jis vis tiek bus šiek tiek kitoks. Tai praktiškai štampa su serijiniu numeriu, ne? tai žinok, man labai smagu, nes kai gauni, žinai, nors ir parduotuvėje gal tu turi daug tų gaminių, bet aš akcentuoju visą laiką, kad tavo yra kitoks, tavo yra vis tiek išskirtinis. Tai ko norėtum? Kokios pagalbos tau reikia? Tai norėčiau užsakymų didesnių, kaip sakant, bet ką ir paminėjau, tai didesnių, tai 50 vienetų pasikartojančių, tai būtų tobula. Tai tie patys automobilių pardavėjai, parduoda, gali mūsų atributą, taip, tai tie patys pareigūnai, valstybinės institucijos ar dėklai, kurie irgi reikia didesnio kiekio ir kurie pasikartoja. Tai, nes mes jau būsim žinoję, kaip daryti tą gaminį ir mums greičiau nereikės to pasiruošimo. Ir labai tikrai mielai bendradarbiausiu ir su viešbučių ir restoranų tinklais. Tai, nes tikrai visą laiką parodysim, ką turim, padėsim įsirinkti. Ir tas pačias verslo dovanas, kas dirba su verslo dovanomis, tai jeigu reikia kažkokių odinių detalių, mes visą laiką čia. Padėkliukai, stalo padėklai. Žinok, ko tik nėra, aš dabar ateisi, tai žinok, 1000 kokių gaminių skirtingų esam padarę, kuriuo aš net turbūt jau žinai, kai kasdienė duona, ta prasme, atrodo net, sakau, ir nebestebina, žinai, kažkokie užsakymai, kažkokie logotipai. Tačiau, žinai, visą laiką gerai ir naujas gaminys. Aš čia taip, žinai, svarstau, kad gamybai patogu, žinai, paleidai ir viskas. Tačiau kiekvienas naujas gaminys mums duoda, žinai, neužmygti ir įdomu, ir naują kažko, ir studijuoti. Žinoma, žinai, tie patys gaminiai, kaip būna vienas gaminys su viena oda, tarkim, serija gaminiuoja, ten, nežinau, čia penalas, čia
čia rankinukas, čia ten dar koks nors dėklas kreditiniam kortelėm. Tai netgi iš tos pačios odos gaminant gaminius, žinok, irgi vienas atrodo gražiau, kitas atrodo dar prabangiau, nu, bet jie šiek tiek skiriasi, žinai, labai priklauso nuo gaminio. Ir labai sudėtinga kartais būna, kol nepagamini, suprasti, ar tinka tas oda, žinai, tam gaminiui. Tai jeigu noris natūralios ar dirbtinės odos gaminių, Viktorija vksukuride.lt arba .eu galit kreiptis, beje, jos kontaktai yra po šių video. Tai jeigu reikės arba žinosit, kam gali reikėti, nusiųskit šitą video, pasidalinkit ir tegu lietuvių gamintojai klesti. Dėkoju, Dariau. Dėkui. Linkit tau klestėti. Žinai, tai laukiu antrojo etapo, žinai kokio. Kai va taip žiūrėsiu, va taip, žinai, keletą kartų, o paskui susibręsiu ir sakysiu, ai, nu gerai, galima leisti į eterį. Žinai, kartais tokia. Normaliai, bet fainai, žinai, taip džiaugiuosi, nes, žinai, toks buvo, gal nereik, žinai, o paskui galvoju, kodėl, tai tu niekada taip nieko nepradėsi daryti.